Esi kandidatė į rajono tarybos narius. Kodėl nutarai kandidatuoti? Aš laikau. Tai labą dieną visiems. Labai dėkoju apskritai už visus klausimus ir už galimybę čia pasisakyti. Tai iš tikrųjų reikėtų paaiškinti, kodėl aš nusprendžiau dalyvauti rinkimuose. Pirma dėl to, kad niekada nedvejojau savivaldybėje dirbančių žmonių kompetenciją, kai kurių tarybos narių gerais norais pakeisti kažką Ukmergėje, bet tie principai, kuriais vadovaujasi dabartiniai rajono vadovai, savivaldybės vadovai, netitinka mano supratimo apie vadybą. Ir ne, mano manimo, tai toks valdymas, kuris luošina žmonės ir daro didelę žalą valstybei. Tai toks valdymas, kai menkinamas žmogus, žeminamas jo orumas, pasitikėjimas savim ir tiesiog profesionalai čia turi užleisti vietą partijų rėmėjų žmonoms, draugų dukroms, partijų nariams ar kažkokiems kitiems saviems įmonėms savoms atiduodami didžiausi užsakymai, nežiūrint į jų atliekamų darbų kokybę, o konkurencingumui Ukmergės reikalingi projektai užleidžia vietą rekonstrukcijoms ar remontams. Studijuodama KTU vadybą vadovams, supratau, kad savivaldybėje niekada negaliojo vadybos principai. Ir tas valdymas tiesiog sudaro tokį įspūdį, kad Lietuvoje ir to pačiu Ukmergėj nėra saugu ar gera gyventi, kad nesinori čia būti, daug kas išvažiuoja ir nebetiki, kad būtų galima sukurti kažką geresnio Ukmergėj. Tai tiesiog ir viena priežastis, dėl ko pasirinkau Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą, yra ta, kad šiame sąraše yra Andrius Kalesnikas. Jis man dar dirbant savivaldybėje sudarė patikimo tarybos nario, drąsaus tarybos nario įspūdį, gebančio apginti savo nuomonę, tuo tarpu, kai kiti tarybos nariai nepagalvoja gerai prieš kilnodami rankas ir atstovauja greičiau savo interesus, priimdami sprendimus ir neatsižvelgdami tai, kokį rezultatą jų sprendimai duos Ukmergės žmonėms. O tu pati išėjai į savivaldybės dėl to, kad reikėjo vietą atlaisvinti? Išėjau iš savivaldybės dėl to, kad tai tapo nebe ta vieta, kur aš galiu tobulėti. Aš visą laiką galvoju, kad žmogus turi mokytis visą gyvenimą. Ir kai man tai tampa nebe ta vieta, kur tu gali kažką išmokti, nebe ta vieta, kurioje tu gali mokytis iš savo vadovų, kurioje nebėra autoritetų, tiesiog ateina laikas kažką keisti gyvenime ir aš pasirinkau kitą darbovietę. Tu priklausai Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijai? Partijai nepriklausau, niekada nepriklausau apskritai jokiai partijai. Šitą sąrašą pasirinkau, kaip jau minėjau, tik tai dėl to, kad jame yra Andrius Kalesnikas, su kuriuo norėčiau ir galėčiau dirbti. Šiame sąraše, be kita ko, yra dar daugiau nepartinių žmonių, kurie pasirinko šitą partiją vien dėl to, kad joje užaugo teisingas, sąžiningas ir doras žmogus. Tai mes galvom, kad dabar galim kartu tikrai dirbti. Tai rinkimuose tave lydės sėkmė, tačiau valdžią formuos kitos partijos. Kaip elgsies tu? Liksi dirbti opozicijoje ar prisijungsi prie kitos frakcijos? Darbas Sveikuolių sąjungoje mane išmokė dirbti su tai žmonėm, kuriais tu pasitiki ir su kuriais gali kažką dirbti. Nemanau, kad mūsų vertybės, kurios dabar galioja mūsų sąraše, tarp sąrašo žmonių, jos pasikeis. Aš labai tikiu tai žmonėm ir tikiu, kad su jais galėsiu ir toliau dirbti. Manau, kad nepasikeis. Tai jei formuos valdžią kitos partijos, liksi dirbti opozicijai? Taip. Dabar skaitytojų klausimai. Dar abejojantis. Bus 4 klausimai. Kodėl, tarkime, aš turėčiau balsuoti už jūs? Ką jūs gero nuveikėte Ukmergėje be sveikuoliško gyvenimo būdo ir ką žadate nuveikti visų ukmergiškių labui, jei jūs išrinks? Labai taiklus klausimas. Ir geras klausimas, dėl to, kad paminėtas sveikuoliškas gyvenimo būdas.
Apskritai aš galvoju, kad tik tai sveikas žmogus gali sukurti ką nors gero. O tas, kuris nuodėja save alkoholiu, tabaku, surogatiniu maistu ir dar visokiais nuodais, jisai gėrio nekuria tiek daug, kiek kuria sveikas žmogus. Kitas dalykas yra, kad vertybėmis aš laikau savigarbą, profesionalumą ir laisvę. Ir savigerbintis žmogus visuomet dirba pagal savo pašaukimą. Dirbdamas pagal savo pašaukimą, jisai yra ne tik pats laimingas, bet kuria laimę ir kitiems žmonėms. Save gerbintis žmogus niekada negali nusišalinti nuo visuomenėje vykstančių procesų. Jis būtinai dalyvauja kokioje nors visuomeniniai veikloje arba visuomeninėse iniciatyvose. Profesionalus žmogus irgi yra labai svarbu, nes yra toks dėsnis, kad jeigu tu imiesi darbų, kuriems neturi kompetencijos, tai rezultatas bus atvirkščiai proporcingas tavo norėtam tikslui. O laisvas žmogus yra labai svarbu dėl to, kad jis gali priimti teisingus sprendimus ir nėra susaistytas įvairiom priklausomybėm. O viena iš tų priklausomybių yra priklausomybė pinigams taip pat. Tai vat kalbant, dėl ko reikėtų už mane balsuoti, aš manau, kad žmonės, kurie pritarė toms vertybėms, kuriomis tikiu aš, galėtų balsuoti už mane, nes aš einu į tarybą tam, kad atstovaučiau tas vertybės priimant sprendimus. Ir ką aš padariau gero ukmergiškiams. Aš galvoju, kad aš labai gerą darbą darau, turėdama ir kurdama darnią ir sveiką šeimą savo. Be savo vaikų, kuriuos mes turim su vyru, mes dar globojam vaiką iš Dmitrijų, 6-metį, iš Ukmergės vaikų globos namų. Jis be to irgi nori būti sveikuolis ir po maudynių, jis visą laiką vonioje prašo aplieti šalto vandenį, nes jis irgi nori būti sveikas ir stiprus. Tai manau, kad kiekvienas, asmeniškai mes kažkokį po nedidelį darbą darydami kūrėme tą gerovę ukmergiškiams. Ir tiek. Dabar Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partija labai reiškiasi, skundžia būsimą valdžią dėl įvairių projektų ir kitų dalykų. Ar būsite lygiai tokie pat principingi ir teisybės ieškotojai po rinkimų? Ar pakliuvę į valdžią nieko nebegirdėsime ir viskas liks po senoviai? Dar kartą pasikartosiu, kad Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą pasirinkau todėl, kad jame yra drąsių ir išsilavinusių žmonių, su kuriais norėčiau ir galėčiau dirbti. Ką reiškiasi? Tie žmonės sako savo nuomonę ir bando ją apginti ir atstovauti žmonių kitos, ne klanų ir ne interesų grupių, tiesiog kažkokią poziciją, ar neteisingesnė. Tos vertybės, kuriamis vadovaujasi šitie žmonės iš Tėvynės sąjungos sąrašo, man yra priimtinesnės. Svarbiausia nėra pakliūti į valdžią. Svarbiausia yra sukurti erdvę Ukmergėj, kurioje žmonės galėtų patikėti, kad čia yra saugu ir gera gyventi. Tai tikslas nėra valdžia. Tikslas yra tas darbas, kurį gali padaryti išmintingi, išsilavinę ir teisingi žmonės, kurie tiesą supranta kaip tiesą, o ne susikuria savo tiesų. Čia tikriausiai skaitytojas turėjo omeny Užugerio dvarą, kur tas projektas sustabdytas, dar kitus. Kaip tau atrodo, ar šiuo atveju lik ir dabar neoficialiai kaltinami konservatoriai, kad nebuvo skirtas finansavimas, o patys konservatoriai kaip ir irgi, jie teigia, kad tas projektas buvo nekokybiškai paruoštas, ne taip jie įsivaizduoja pirmojo Lietuvos prezidento dvarą. Pinigai, ar bet kurią kainą galima tvarkytis, ar iš tikrųjų reikėtų kokybės? Kiekvienas projektas turi būti skirtas tam, kad kurtų kažkokią pridėtinę vertę. Jeigu ne tik konservatorių, bet ir ministerijų atstovai suvokia perskaitę projektą, jog šitas projektas nekurs pridėtinės vertės ir nėra parengtas taip, kaip turi būti,
arba ko tikimasi iš tokios reikšmės istorijos paminklo, tai aš manau yra teisinga, kad to finansavimo neskirti, be to, kad reikia prisidėti ir savivaldybei kažkiek savo lėšų. Mes jau turim pavyzdį, kaip 2 kartus buvo atrestauruotos, atremontuotos, rekonstruotos patalpos verslo informacijos centrui. Ar ne? Ir kaip savivaldybė iš to nieko neturi, o tik tai vis daugiau ir daugiau pinigų, reiškia, kiša į balą. Jau atremontuoto ir savivaldybė daug prisidėjo, ir papildomai prisidėjo, ar ne? O tai vertės nekuria, tik tai nuostolius. Kokia jūsų asmeniška nuomonė dėl daug diskusijų sukėlusio dviračio tako prie Šventosios upės projekto? Ar pritarėte šiam projektui? Galbūt turite kitų idėjų, kurias bandysite įgyvendinti tą linkme? Juk dviratis vienas iš sveiko gyvenimo priemonių, o Ukmergėje, sutikite, praktiškai nėra sudaryta sąlygų dviračių mėgėjams. Jei ir yra kokie takai padaryti, jie nesusijęti tarpusavyje, taip pat įrengti visiškai nesveikuoliškomis sąlygomis prie intensyviausių eismo gatvių. Šitas klausimas man labai patinka, už tai, kad tai susiję su mano gyvenimo būdu, bet kaip ir sakiau jau, kad kiekvienas projektas turėtų tarnauti žmonėms, o ne klanams ar suinteresuotoms grupėms. Kalbant apie sveiką gyvenseną, turiu vienareikšmiškai pasakyti, kad Ukmergėje ji apskritai neskatinama, nes tie žmonės, kurie atsakingi už šitą sritį, nė velnio nenutuokia apie tai, kas yra sveika gyvensena. Pirmiausia dėl to, kad jie patys taip negyvena. O jeigu taip negyvena, tai jie negali ir žinoti, ko reikia, kad žmonės galėtų čia sveikai gyventi, sportuoti ir panašiai. Tai tiesiog labai dėkoju žmogui, kuris šitą temą palietė. Pati važinėjau dviračiai su vaikais ir suprantu ir matau, kad miesto infrastruktūra apskritai nepritaikyta tokiai veiklai, kad būtų saugu vaikams važiuoti, kad būtų skatinami jie tą daryti, ir šitą vietą yra tikrai ką veikti. Tai pritarėte ar ne šitam projektui? Projektui, kuris skatintų važinėjimą dviračiais ir sveiką gyvenseną, aš pritariu. Tačiau ar šitas projektas, apie kurį dabar kalbam, tą leidžia daryti? Manau, kad jeigu jis iki šiol nebuvo įgyvendintas, jeigu iki šiol nebuvo patvirtinti reikalingi dokumentai ir gautas finansavimas, reiškia, taip nėra. Apskritai visatoje yra toks dėsnis, kad jeigu tu darai darbą, kuris yra skirtas žmonėms, ir tu darai tą iš dūšios, tai sekasi viskas. Jeigu tu darai tai vedinas asmeniniais interesais ir nauda savo, nesiseka. Todėl aš galvoju, kad šitas projektas jis neįgyvendintas dėl kažkokių tai priežasčių, ir mano manymu greičiausiai yra tai, kad tai yra daroma su kažkokiu išskaičiavimu, o neskiriama žmonėms.